Sveiki, esu Aistė Gustė, kalanetikos mokytoja iš Stimulus treniruočių studijos. Ar žinojote, kad mankšta tai natūralus, visiems prieinamas, tiesiog pačios gamtos padovanotas būdas atkurti pusiausvyrą, aptingus prabusti, praradus jėgas jas atgauti. Šią ryto mankštą tiks atlikti vos pabudus, tik atsikėlus ryte. Taigi, neskubėkite šokti iš lovos, pažadinkime žarnyną, pasiruoškime pusryčiams ir žinoma pamankštinkime dubens sąnarius, pasiruoškime vaikščiojimui. Taigi, atsigulkime. Ištiesime su įkvėpimu rankas viršum galvos, giliai įkvėpkime, patenkime rankų ir kojų pirštelius ir su iškvėpimu viską atpalaiduojame. Dar kartelį, tik tai pėdas užlenkime, pirštus sunersime ir viršum galvos tolyn pastumkime, pasitempkime. Vėlgi giliai įkvėpkite ir iškvėpkime. Tuomet sulenksime vieną koją arčiau savęs, pakelsime galvą, ir kelią bandome artinti arčiau peties. Prispaudžiame šlaunį šiek tiek arčiau pilvo. Ir tuomet koją per šoną nuleidžiame žemyn. Ta patį atliksime kitą koją. Vėlgi pritraukiame, pakeliame galvą ir petį artinam prie kelio, arčiau vienas šalia kito. Palaikome keletą sekundžių ir koją per šoną nuleidžiame žemyn. Ta patį atliksime abiem kojomis. Traukiame arčiau savęs, abi pagauname, priglaudžiam, pakeliam galvą, pagauname, jeigu galite pasiekti už kojų pirštų ir švelniai prispaudus šlaunis palaikome. Gerai, ir kojos palengva nuleidžiame žemyn. Vėl galime per šonus. Pratimą galite kartoti nuo kelių iki keletos kartų. Kitas pratimas, pastatome kojas ant kilimėlio, šiek tiek plačiau, ant kilimėlio arba lovoje dar vis gulint. Rankas sulenksime per alkūnes, paguldysime ant grindų. Taip, dubenį stumėme į vieną pusę, o kojas lenkiame žemyn. Suksime ratus, viršutinę koją priešai save. Ir palei žemę, palei grindis, palei lovos pagrindą žemyn ištiesime. Ir vėl tokie didžiuliai ratai virš savęs. Sukame ir masažuojame dubens sąnarį. Taip, tą patį atliksime ir kitą koją. Dubenį guldom į kitą pusę. Nuleidžiame kelius ir sukame didelius ratus keliu virš savęs. Nuleidžiame palei grindis arba pagal čiužinį. Dar kartelį aukštyn ir žemyn. Taip galite kartoti vėlgi pratimą nuo kelių iki 14 kartų. Paskutinį ratelį apsukime, pagaukime kelią, keliame galvą ir švelniai pamažu pakylame. Tikiuosi mankšta jums pavyko ir patiko. Linkiu geros savijautos kiekvieną dieną. Iki.